Na kągi, susiruošiau papaišyti ant savo padangų automobilio. Va, tas pieštukas, kurį bandysim panaudot ir išpaišyti padangą su juo. Jūs jau filmuką matėte, kaip aš tą unboxingą šito pieštuko dariau. Ne pieštuko, o markerio, taip kad yra nuorodos po šito filmuku, kur galima pasižiūrėti apie jį. O dabar aš tiesiog jį išpakuosiu su savo žymiuoju išpakavimo peiliu, kurio nenaudodavau niekad. Tik dabar va, čia naudoju, kadangi mašinai pas mane yra. Jis pakankamai aštrus, mano žmona jau netgi yra nesusiplėšiusi, o susipjaušiusi ranką su juo. Aha, va toks va pas mane pieštukas. Gerai, čia tokia instrukcija, kaip matau, yra, kad reikia iš pradžių viską, kaip padaryti, jį suplakt. Ai, gal prieš tai aš nuvalysiu padangas, kurioje aš čia viską paišysiu. Va šitą vat užrašą mes spalvosim. Michelin užrašą. Valysim, nusausinsim viską, nu, kad viskas gerai būtų. O, kokia padanga mano nešvari. Oi, nežinau, kas čia gausis, nežinau, kaip aš čia po miestą po to važinėsiu ir kaip atrodysiu. Taip, na ką, suplakėm. Dabar reikia padaryti, kad oras išeitų. Tai kaip suprantu, buvo taip, va. Nu, padarom, kad oras išeitų. Oras kaip ir išėjo, o kitas yra pressing. Nu, presuoti. Papresuojam. Nu ką žinau. Gal kažkas yra, nu, pabandom papaišyti. Na štai, matot, aš jau tas padangas nudažiau, va kaip tai atrodo. Iš tikrųjų, pasakyčiau, pasakyčiau, kad atrodo asmeniškai man tai labai krūtai. Ir žinokit, aš daviau 5 žvaigždutes iš 5. Ir iš principo aš ir paliksiu jas ir duosiu 5 žvaigždutes iš 5. Nu, aišku, mano čia tas dažymas toksai buvo, to, kad dar čia kažką reikia, dar taip sakoma, gražiau galima užspalvot, bet tiek, kiek aš jas suspalvavau ir papaišiau, nu, man tai, žinokit, labai patiko. Jeigu, aišku, prieini iš arčiau, na tai gal kažkaip tai atrodo truputėlį nei šis, nei tas. Bet realiai, va taip va žiūrint iš toli, kaip va mašina va stovi ir taip toliau, tai atrodo visiškai fainai. Tiesiog auksu padengti, tiesiog matosi, kad tai, nu, jėga, žinokit. 5 iš 5, kaip daviau, taip ir pasilieka viskas. Žinokit, tikrai šitą prekę pirkti rekomenduoju, ypatingai, kai jinai tiek mažai kainuoja. Tai realiai, spalvų pasirinkimas yra didžiulis, taip pat aš auksinę nusipirkau. Nu, tiesiog rekomenduoju. Tai tiek.